Labas rytas, gražuolės. Sveikos atvykusios į My Fit Empire kanalą. Aš esu Jevgenija ir sveikinu jūs jau 4. rytą mūsų 10 dienų tornado iššūkyje. Šį rytą kviečiu jūs praleisti gamtoje, jeigu tik turite tokią galimybę, arba šiaip išeiti į lauką ir padaryti labai trumpą kelių minučių ryto mankštą, nes nieko nėra geriau, niekas geriau nenuteikia puikiai dienai ir energingai dienai, kaip šioks toks pajudėjimas gamtoje, saulėje. Susiliejame su gamta, pasisėmėm iš jos energijos, pabūnam saulėje, pasiimam vitamino D dozę, jeigu turėsit saulę. Pas mane saulė šiandien kepina nuo pat ryto. Tai vat paeisime ir kartu su tuo siūlau šiandien iš ryto paeiti, pasivaikščioti bent kokį 1-2 kilometriukus, padaryti pirmą žingsniukų dozę, kadangi šiandien pas mus ne sporto diena, šiandien treniruotės privalomos nėra. Tačiau be abejo, kaip ir praeitą kartą, sporto maniakiam įdėsiu šiandien labai karštą treniruotę, kardio su gera, nuostabia muzika ir žiauriai šlapia treniruotė. Visos, garantuoju, kiaurai būsit šlapios po šios treniruotės. Tai ši treniruotė nėra privaloma, bet ją rasite aprašyme prie šio video. Tai yra trupučiuką žemiau, kur yra aprašymas, paliksiu jums nuorodą. Taip, tai nueinu trupučiuką, kur yra nuošaliau ir tuoj parodysiu mums mūsų ryto mankštą. Sustoju tiesiog kažkur vidury laukų ir papasakosiu šio ryto mankštą. Tai bus tiesiog 5 skirtingi judesiukai, kuriuos kartosime po 10-15 kartų. Ir tiesiog tie 5 judesiai pamatysite, kad jie jums suteiks energijos, jūs visiškai kitaip pasijausite, visiškai kitaip išsities jūsų kūnas. Aš turiu žiūrovų, kažkokį pravažiuojantį dėdulę su paspirtuku, kuris sulėtina žingsnį, taip pat nori pažiūrėti ryto mankštą. Gerai, tai važiuojam. Tai mūsų bus pirmas judesys. Mes pakilsim ant pirštų ir leisimės ant kulnų. Tai va tokiu nusileidimą ant kulnų mes padarysim 10 kartų. Be abejo, reikia važinėti dabar ratais. Taip, taigi jokio tikslo važiavimo tu neturėjai, dėdulė. Ant kulnų. Arba, jeigu šitas judesiukas yra per lengvas, atsimenam, kas žiūrėjo antros dienos video, kam reikalingas šis judesys. Šis judesys paleidžia limfą. Taip? Galime prijungti labai lengvus šuoliukus. Jeigu yra galimybė, užsimerkiam, mėgaujame saulę, negalvojam, kaip mes atrodom. Ir tik kvėpuojam ir džiaugiamės, kad turim galimybę šuoliuoti ir būti lauke. Dabar kitas mūsų judesiukas. Mes išsitiesim nugaras. Tai yra tiesim rankas į viršų, delnu į mane. Su iškvėpimu. Dar. Stengiamės išsitiesti pilnai, kad rankos būtų vienoj linijoje su kūnu, bet neišriečiant juosmens ir nestumiant pilvo į priekį. Užsimerkiam, mėgaujamės. 1, 2, 3. Ir tokiu padarom gerų 15, bet tik kontroliuojant juosmenį, įtempus pilvą, nesiriečiant per juosmenį. Nugarytė jau pasijuto geriau, pečių sąnariai padirbėjo. Trečias judesys, mums reikės ištiesinti krūtinę. Tai mes užsidarom, pečių lankas daro judesį į priekį ir pečių lankas daro judesį atgal, atidarydamas delnus, iškeldamas krūtinę į viršų. Tai mes darom 1, 2, iškvepiam, 7, 8, mažiausiai 10. 10 galima on top dar kelis padaryti. Gerai, puikiai. Dabar turbūt atkreipėt dėmesį, kad dauguma nukreipta mūsų ryto pratimukų į kūno laikysenos gerimą, kūno ištiesinimą, stuburo ištiesinimą. Delnu į mane, ratuku darome 10 judesiukų į viršų. Iškvepiam viršuje. Delnu į mane.
Dabar rankos ne čia, o vienoj linijai su kūnu. Lygiai taip pat kontroliuojam pilvą, pilvas įtemptas, juosmens neišliečiam. Galima šiek tiek sulenkti kelius ir kvėpuojam, džiaugiamės. Gamta, paukščiukai skraido. Vau, koks didelis. Tu greičiausiai gandras, labas. Ir iškvepiam. Puiku, ir paskutinis judesys. Merginos jis užkurs visai dienai. Mes labai lengvai bėgsime vietoje ir boksuosime rankytėm, įdėsim jėgos. Važiuojam. Mikrofonas bilda. Bijau garsą sugadinti. Bet čia įdedam jėgos ir galvojam. Bam, saldumynam. Bam, blogai nuotaikai. Bam, visiems mano pesimistam supantiem mane. Yes, gerai nuotaikai. Yes, mano motivacija. Yes, mano tikslai. Va taip užsikūrėm. Ir pirmin. Dabar eisim pasivaikščiot, o tada grįšim ir pusryčiausim. Tai va, ką mes su jumis, merginos, šiandien pasiruošėm 1,5 arba 2 litrų buteliuką vandens. Jau tikiuosi išgėrėt pirmą stiklinę. Aš jau pradėjau savo vandenuką gurkšnoti. Labai gaila, kad pamiršau pasiimti su savim į pasivaikščiojimą. Vat kažkaip iškrito man iš galvos, dabar galvoj buvo visai kas kita, nepamiršti telefono, nepamiršti stabilizatoriaus, į kurį telefonas įstatytas, mikrofono ir visų kitų reikalų. O apie vandenuką pamiršau. Tai pasivaikščiosiu taip, grįžusi išgersiu tikrai gerą didelę stiklinę vandens. Taip pat tikiuosi, iš ryto jau vizualizavom savo tikslą. Pagalvojam užsimerkusios, kaip nuostabiai atrodo mano tikslas, kaip gerai jame aš atrodau ir jaučiuosi. Man, kai aš vizualizuoju savo tikslą, aš kažkaip šiandien save pasiekiau, man iš karto, žinokit, šypsena atsiranda, iš karto kita nuotaika įsijungia. Ir šiandien, kadangi ne sporto diena, tai vėlgi, kaip ir antrą dieną, mes turime su jumis užduoti mažiausiai įveikti 10 000 žingsnių. Nors, aišku, tai 10 000 tikrai nėra daug. Ir jeigu įveiksite 15 ar net daugiau, tai bus irgi labai gerai. Labai nusiminiau, kad antros dienos video, nes laukiu komentarų apie jūsų žingsniukus. Galvoju, negi, mano merginas pasiglemžė artėjantis savaitgalis ir užduoties jos nevykdo. Bet, kaip sakoma, niekada nesustojame pusiaukeliai. Nepaisant to, toliau filmuoju, nepaisant to, judu toliau ir visas 10 dienų su nuostabiausiu nusiteikimu būsiu su jumis. Tai vis dar laukiu prie šios dienos video komentarų vakare, kiek žingsniukų įveikėte per dieną, kaip jums sekėsi, o galbūt įveikėt ir žingsnius ir treniruotę. Čia būtų mega super turbo. Ir aš vaikštau. Dabar mano tikslas apie porą kilometriukų nueisiu, tada grįžtu su pusryčiais, grįžtu su šios dienos meniu, nors iš esmės jį pasakau jau vakar taip pakankamai išsamei, jau turiu savo pagamintus kotletus ir mišrainę, bet atsimenu, kad žadėjau parodyti, kaip verdu ryžius, pačius skaniausius ryžius. Tai pasivaikštau ir pasimatysim netrukus. Suvalgiau pusryčius, pusryčiam šiandien turėjome 60 gramų bet kokių jūsų mėgstamų drybsnių košės su uogomis, tačiau aš papildomai, kadangi šiandien mes turime 2 užkandžius, vienas iš užkandžių slyvos arba bet koks kitas jūsų mėgstamas vaisius iš nekaloringų, tai yra bet kas išskyrus vynuogės ir išskyrus bananą, pas mane slyvos. Ir antras užkandis turėjo būti 35 gramai riešutų mišinio, tačiau aš žinau, kad šiandien savaitgaliu turėsiu daug reikalų, neturėsiu 5 kartus laiko per dieną valgyti, tai aš savo tą antrą užkandį riešutų mišinį pridėjau prie pusryčių. Svarbiausia mums visoj dienoj, tik aišku ne per vieną kartą, bet visos dienos metu per dieną suvalgyti. Tai vėlgi primenu, kad galim su užkandžiais improvizuoti. Jeigu neturit laiko, galite juos prijungti prie kažkokio tai
kito maisto, prie pusryčių, pietų ir vakarienės. Tai vat prie košės sukapojau riešutukus, įbėriau į košę ir buvo dar skaniau ir maistingiau. Tai va dabar liko man antras užkandis slyvos ir mano pietus gaminau vakar, praktiškai naktį, mišrainį ir kotletus, kad turėčiau 2 laisvesnės dienas. Primenu, kad 3 dienos video įdėta pilna diena 4 dienos meniu, ieškokite timestampsų, ieškokite aprašyme, nuo kokios minutės kokia tema eina, kad nereikėtų žiūrėti viso video. O šiandien mes pietum turime ryžius dar gaminsiu, išsivirsiu, turime kotletukus, kalakutienos, čia pas mane yra 6 vienetai, iš viso gavosi 9 vienetai, kaip minėjau, iš 500 gramų, kaip minėjau, reikėtų padalinti, aš padariau 9 apytiksliai panašaus dydžio kotletus ir 6 savo atsidėjau, likusius paaukojau vyrui, nes jau 3 dienas iš eilės valgyti to paties nenori, bet 2 dienos man pilnai užtenka. Tai va čia yra mano 2 porcijos, va tokie va balti, žodžiu, praktiškai kaip iš ligoninės maisto kotletukai, bet aš kartais labai mėgstu tokį valgyklinį maistą ir prie jų valgysiu mišrainę, štai taip atrodo mano mišrainė. Dabar žadėjau, kad pasversiu, kiek mišrainės priklauso vienai porcijai. Čia jau taip pat nuvalgė truputį vyras. Aš pasvėriau paruoštos mišrainės apie 150-170 gramų. Nu, plius minus, ar ne? Tai tokie 4 gal šaukštai išeina, tokia tikrai normali porcija. Ir plus prie to bus 50 gramų ryžių. O vakare valgysiu kiaušinienę, dar kartelį rodau, su 50 gramų vištienos krūtinėlės filė, čia yra 100 gramų, tai reiškia pusė šito pakelio. Papjaustysiu krūtinėlę, papjaustysiu pomidoriukus, šį kartą pirkau mažus, apkepinsiu ir pomidorus apkepinsiu su krūtinėlė. Truputį druskytės, labai pomidorai išskiria skanias sultis ir praktiškai ant pomidorų sulčių galima kepti tą kiaušinienę. Tada įmušam, jeigu norit galit suplakti, jeigu norite tiesiog įmušam 2 kiaušinius, aš iš 2 kiaušinių valgysiu, nes visą dieną jau ir taip pakankamai maistingai mes valgom, tai persistengti nereikėtų. Įmušam 2 kiaušinius, iškepu ir pamiršau tik tai vakar paminėti, kad mesgi šiandien su jumis daržovai tai turim nedaug. Turim tik slyvas vaisius ir turime, aišku, tuos vat burokėlius. Bet čia kiekis nėra didelis, todėl nereikia pamiršti mūsų taisyklės apie 5 daržoves ir vaisius per dieną. Tai kartu prie savo kiaušinienės aš dar paruošiau savo likusias daržovės, 2 spalvų vakar dienos paprikos, tai trupučiuką papjaustysiu, ne visas paprikas. Ilgavaisis agurkas ir dar keli žali pomidorai nekepti. Tai va tokia bus mano vakarienė. Ir plus prie to, sakiau, kad galėsime valgyti kelis sumuštinukus su humusu. Tai va aš valgysiu su tokiais duoniukais, vėlgi rodžiau vakar, thin crisp, labai daug skaidulinių medžiagų ir labai nekaloringi. 3 duoniukai tepsiu humusu. Dabar, turbūt pastebėjot, kad šiandien maisto yra nemažai ir tai yra toks sąmoningas mano pasirinkimas, kad savaitgalį kartais duoti savo trupučiuką daugiau ir trupučiuką skaniau negu įprastai. Kalorijų bendraja prasme taip pat maisto yra truputį daugiau negu pirmas kelias dienas. Tačiau jeigu jūs jaučiat, kad maisto per daug, galit nuimti iš viso šito reikalo ir eliminuoti sumuštinius su humusu. Tai va čia bus jums minus apie 150 kalorijų iš šios dienos. Bet tik tuo atveju, jeigu tikrai užtenka energijos, jeigu tikrai jaučiatės puikiai, jeigu nejaučiat alkio, tik tokiu atveju. Tačiau mano tokia strategija, kad kas 4, kas 5 dienos truputį neženkliai padidinti kalorijų kiekį, yra sąmoninga dėl to, kad tik tokiu atveju pavyksta labai ilgai išsilaikyti. Nes jeigu mes laikomės didelio deficito, nedavalgom, paprastai tariant, paprastai žodžiais, savaitę, 2 savaitės nedavalgom, net nežinau, ar yra buvęs atvejis, kai 2 savaitės švariai visas 14 dienų viens prie vieno mergina tada sugeba valgyti. Vis tiek kažkur įvyksta tas galvos nurovimas ir kažkur pasileidi, paprastai žodžiais tariant. Tai va tiesiog aš siūlau geriau kas 4, kas 5 dieną
šiek tiek pridėti daugiau sveiko maisto, galbūt truputį daugiau angliavandenių, nes pastebėjo, čia mes turim šiandien ir ryžius, ir mišrainę, ir turime duoniukus, tikrai angliavandenių, ir pusryčiam dar košė buvo, angliavandenių pakankamai daug. Ir aišku, nesugalvokit svertis po šitos dienos, nes angliavandeniai truputį sulaiko skysčius, tai gali svoris šoktelt. Bet mes su jumis orientuotos į ilgalaikio tikslo pasiekimą, taip? Į bendrą tikslą 10 dienų. Tai reiškia, per 10 dienų mūsų domina bendras rezultatas nuo 1 iki 10 dienos. Mes jokių būdų nesisveriam kasdien, mes jokių būdų nebadaujam kasdien. Tai reiškia, bendroj kelioniai, 10 dienų kelioniai, tikrai svoris pakris ir va toks trupučiuką didesnis angliavandenių kiekis ir didesnis kalorijų kiekis, jis mums tiesiog yra kaip prevencija, kaip pagalba ateičiai, kad mes po 2-3 dienų nepasiduotume, o gal net ir šį vakarą, ar ne, jeigu, sakykime, vėl valgytumėm mažiau, jau gal ir vakare pradėtumėm savęs gailėti, kad čia savaitgalio vakaras, gal čia kažką tai skanesnio pakramsnuot. Tai vat mano yra tokia strategija, siūlau jos laikytis. Ir kadangi taip jau užsiminiau, tai apie tą kasdienį svėrimąsi aš trumpai pakomentuosiu. Niekada neturėkite mados, asmeninė mano patirtis, mano asmeninė ir su klientėm patirtis, psichologiniai mūsų būkliai labai didelę įtaką turi tas kasdienis svėrimasis. Jeigu mes sveriamės kasdien, mes negalime matyti nuolatinio kritimo tendencijos, nes mūsų svoris priklauso nuo daugelio faktorių, ypatingai kaip moteris. Mes turime daug hormonų, mes turime ciklus ir nuo jų dar svoris pakyla. Tai vat kartais būna, kad žmogus sveriasi kasdien, mažin, bats, vieną rytą 400 gramų daugiau. Ir viskas atrodo, kažką aš čia netaip padariau, viską metu, viskas yra negerai. Bet taip žiūrėti nereikėtų. Iš kur gali būti tie papildomų 400 gramų, o kartais ir plus kilogramas atrodo. Tai visų pirma nepamirštame, kad kai mes suvalgėme maistą, jis atsiduria pas mane pilvuke ir jisaigi iš karto nepasišalina, teisingai. Tai jeigu aš vakare valgiau ar visą dieną valgiau ir nejau į tualetą, ryte atsikėliau ir pasisvėriau, kurgi turi nueiti tas maistas? Be abejo, jis yra dar manyje. Tai va tas maistas suvalgytas, nesuvirškintas, neiškeliavęs į kitą pusę, jisai priduoda to papildomo svorio. Kitas dalykas, galite pasidaryti eksperimentą, paimkite, pasisverkite ir tada išgerkite ten 2 didelės stiklinės vandens ir vėl pasisverkite. Tai kol jūs nenueisit, nepasišlapinsit, jūs jau sversit daugiau, bet juk tai nėra jūsų kūno svoris, teisingai, tai yra tas vanduo. Jūsų kūno svoris tai yra jūsų kūno kaulai, riebalinis audinys, raumenys, jūsų vidaus organai. Tai yra jūsų kūno svoris, ar ne? O ne maistas, o ne vanduo esantis juose. Tai visų pirma, dėl tokių reiškinių kartais gali svoris iš ryto būti kitoks negu rytą prieš tai. Kitas dalykas, nepamirštame, kad angliavandeniai, alkoholis skatina pakaupti skysčius, tai yra, jeigu mes, sakykime, vakare pavalgėm angliavandenių, tai gali ryte būti didesnis svoris. Bet tai yra labai laikinas reiškinys, nes mes tik tai pasportuojam, mes iš karto viską panaudojam energijai ir to nereikalingas svorio nebelieka. Dar vienas dalykas, nepamirštame, kad mes moteris turime ciklus ir ne tik mėnesinių metų, bet ir kas mėnesinės plus minus po 2 savaičių yra ovulacijos fazė. Tai vat ir ovulacijos metu, ir mėnesinių metu mūsų kūnas dėl hormonų yra linkęs kaupti skysčius ir be abejo kūnas užlaiko skysčius ir svoris šiek tiek pakyla. Tai pavyzdžiui, mėnesinių metu, mano asmeniniu atveju, visą laiką svoris apie 1,5 kg būna didesnis negu įprastai. Bet aš žinodama, kad tai yra skysčiai, aš nepergyvenu ir iš viso net nesisveriu. Tokiu atveju. Tai vat jums irgi ir patariu, mėnesinių metų geriau nesisverti. Taip pat, jeigu stebite savo ciklus, žinote, kada apytiksliai pas jūs yra ovulacija, plus minus tai yra po 2 savaičių nuo mėnesinių, 1 dienos. Apytiksliai tada yra ovulacija, pas mane asmeniškai šitų ovulacijos metu porą dienų laikosi
apie pusę kilogramo didesnis svoris. Ne toks didelis šuolis kaip mėnesinių metu, bet taip pat pakankamai ženklus. Jeigu tu sveriesi visą laiką ten 54, o čia 54,5 ir jau pradedi galvot, kas čia negerai. Tai vat, kuo daugiau mes žinom, tuo mažiau mes pergyvenam ir tuo labiau mes pažįstam savo organizmą ir žinome, dėl ko taip yra. Tai vat, merginos, nesisveriam kasdien. Jeigu norit, kokią 5-6 dieną gal ir galit pasisvert, pasižiūrėt, kad jau tikrai svoris turėjo išjudėti ir šiaip jau turite ryte atsikėlusios, jeigu laikėtės mitybos taisyklingai, bent 3 dienelės, turit jaustis lengvesnės, turit jaustis tokios tuštesnės ryte, turi pilvas būt plokštesnis, atsiprašau, ir jau tuos tam tikrus pirmus tikrai nuostabius ir gerus požymis jau turit jausti. Dabar, reiškia, sveriamės 1 dieną ir 10. 1 rytą ir 10 ryto. Ir stebime 10 dienų tendenciją. O ne kasdien. Vis tiek kasdien bus tokia plius minus kreivė. Tvarka. Keliauju gaminti ryžių ir tada papasakosiu rytojaus meniu ir viskas. Ir lekiam tada į aktyvią savaitgalio dienelę. Taigi, kaip verdu ryžius, papasakosiu. Jeigu iš pirmo karto jums nepavyks, tai nereiškia, kad būdas yra blogas. Čia yra tam tikri tokie niuansai, kur reikia mokėti atitaikyti būtent vandens kiekį. Bet pabandykit, labai fainas būdas ir ryžiai išeina birūs ir žymiai skanesni. Tai vat, visų pirma, labai sunku yra virti tokį mizerinį kiekį, kaip pas mane yra šiandien 50 gramų. 50 gramų sausų nevirtų ryžių sveriame. 100 kartą kartoju ir tiesiog primenu. Dabar jeigu verdam 2 dienom 100 gramų, čia jau šis tas, arba jeigu verdat visai šeimai kokį porą 100 gramų, jau bus dar lengviau pataikyti. Bet aš bandysiu su tuo savo mizeriniu kiekiu pataikyti. Taigi, 50 gramų ryžių, visų pirma mes juos perplauname. Tai yra užpilame vandeniu ir nupilame tą baltą vandenuką. Ir šitos ryžius perplautus, tokius drėgnus, aš pasiruošiu, įjungiu mažą puodą, mažas kiekis, mažas puodas, logiška, įjungiu tuščią mažą puodą ir kai puodas trupučiuką įkais, nereikia laukti, kol ten nuo jo pradės garai eiti, aš pasiruošiu visai nedaug aliejaus, rapsų aliejų naudoju šį kartą. Įpilu, tiesiog pusę mažo šaukštelio aliejaus. Tas aliejus įšyla, irgi nereikia laukti, kol jis įkais, pradės šokinėti ir pradės eiti dūmai, bet tuoj jisai įšyla ir aš pasiruošiu arba medinę mentelę, arba kažkokią plastikinę mentelę, aišku, ne geležinę. Ir kai tik tai aš matysiu, kad jau truputį įšylo mano aliejus, aš įdėsiu ryžius ir greit išmaišysiu. Ir tik po to šitos ryžius užpilsiu verdančių vandeniu, plus minus didesnis kiekis apie 2 cm vandens nuo ryžių. Mažesnis kiekis pas mane bus apie centimetras vandens virš ryžių. Taip, užpyliau vandenukų savo ryžius. Dabar svarbu paminėti, kad ugnis neturi būti ant maksimumo. Pas mane, jeigu, sakykime, kaitlentė nuo 1 iki 9, tai verdu dažniausiai ant 6. Tai va dabar, jeigu ryžius parašyta ant pakelio, šiaip reikėtų vadovautis ant pakelio parašytom instrukcijom, sakykime, parašyta 10 minučių virti. Tai aš dabar pusę laiko virsiu šios ryžius, uždengsiu, virsiu 5 minutės, o praėjus 5 minutėm aš paimsiu dangtį, nepasiruošiu, gerai, jisai yra čia vietoj. Aš paimsiu dangtį, jį apvyniosiu švarių rankšluostukų ir va tokiu va dangčiu uždengsiu ryžius. Ką man tai duos? Rankšluostis sugers visą nereikalingą drėgmę ir ryžiai bus biresni. Tai va atlikusias 5 minutės virsiu ryžius taip. Dabar galima iš karto, tik tai pradėjus virti ryžius, galima dėti, jeigu norit, ryžių prieskonius ir druskytę, žiūrint, ką dedat. Aš dėsiu ir ryžių prieskonius ir druską.
Ir tada, reiškia, uždengsiu 5 dar minutės, paverdam taip. Jeigu atidengiam ir matom, kad, sakykime, per daug skysčio dar man, tai galima vėlgi sausa kita pusė apvynioti, jeigu dar jinai kažkiek bus sausa, ir tiesiog pastovėti ir dar palaikyti taip ryžius. Gali dar jie taip stovėti išjungus jau ugnį, dar ir 5, dar ir 10 minučių. Tai vat pamatysit, kad ryžiai bus žymiai biresni. Tikiuosi, man irgi šį kartą pavyks su tokiu mažu kiekiu. Baigė virti mano ryžiai ir viskas pavyko. Pažiūrėkit, kokie jie birūs ir gražūs, tikrai ne kaip ryžių košė. Tikiuosi, pavyks ir jums, o aš tuoj parodysiu rytojaus meniu. 5 dienos meniu. Labai norėjau pusryčiam padaryti užpilamus dribsnius, bet tiesiog žinau, jaučiu, kad kažkaip aš tingiu, nes šito gaminimo buvo nemažai. Tai atleiskit, 5 dieną mes pasiliksime prie standartinių pusryčių. Galite rinktis arba iš 1 arba ir iš 2 dienos pusryčius. Tai yra arba avižinius blinelius, arba varškėtukus su avižomis. Tai reiškia 40 gramų avižinių stambių dribsnių, 2 dideli šaukštai grūdėtos varškės arba pusė pakelio paprastos varškės, 1 kiaušinis, trupučiuką kepimo miltelių. Viską išmaišom. Rytoj skirtumas bus toksai, kad valgysiu nebe su uogomis, kadangi uogos man bus vakarui, o valgysiu su bananų papjaustytų griežinėliais, mažas bananas. Taip. Tai blineliai, mažas bananas, šaukštas graikiško jogurto vietoje grietinės. Toliau, pietus. Pietus pas mane jau yra pagaminti, tikiuosi pas jūs taip pat. Tai lygiai taip pat valgome likusią porciją kotletukų. Pas mane 6 maži kotletukai, tai reiškia 3 vienai dienai, 3 kitai dienai. Ir liekam prie tos pačios mišrainės. Apie 200 gramų galima rytoj, kadangi šiandien valgom su ryžiais, rytoj valgysim tik su mišraine. Viskas, jau ryžius nuimam, jau angliavandenius vėl rytoj mažinam. Toliau, vakarienė bus labai paprasta. Vakarieniai mes valgysime. Susidėliojau čia daržovių. Kam aš čia daržovių susidėliojau? Atsiprašau, nepasakiau. Taip, prie pietų grįžtų, tai papildau kotletus ir mišrainę, papildau šiek tiek žalių daržovių. Kadangi mišrainiai per mažai mums daržovių, čia vaisius, bananas bus ir vakare uogytės tik tiek, todėl prisidedam savo, pasidarom dar 1 porciją žalių salotų. Pas mane agurkas, maži pomidoriukai ir iceberg salotos. Tai va, tai daržovės suvalgom per pietus. Tada vakarieniai dar nenusipirkau, bet bus pakelis 180 gramų liesos varškės. Tingiu gamint, vėlgi greitas pagaminimas, greitas pateikimas, greitas paruošimas galima pasimti ir su savim. Aišku, jeigu ilgai nevežiosit mašinai tos varškės, kad nesugestų. Prie jos uogyčių valgysiu šilauogės, apie 100 gali būti iki 150 gramų. Reiškia, varškę gražiai savo pateikiu lėkštutėj, išdėlioju, galbūt sutrinu, kad man būtų gražu ir skanu valgyt. 150 gramų uogyčių ir ten pat apie 20 gramų sėklų mišinio. Tai va trupučiukas skaidulų ir gerųjų riebalų. Galima pridėti ir vos truputį arba medaus, jeigu turit skysto, arba be cukrės sirupo. Tai va tokia turėsim fainą saldžią vakarienę. O 2 užkandžiai pas mus rytoj yra tokie, kadangi šitoj dienoj pakankamai, nemažai baltymų, bet dar manau, kad trūksta. Tai valgysim 1 proteino jogurtą arba proteino pudingą. Žiūrėkit, rodau jums šį kartą va šitą proteino pudingas, gal matėt, high protein vadinasi, pirkti skandinaviškai parduotuviai. Per šitą indelį yra 20 gramų baltymų. Tai va puikus užkandis, labai saldus ir labai skanus, ypač labai gerai mėgstančiom saldžiai ir dar laktos free, ir dar be laktozės, ir dar low fat, ir dar mažai riebalų. Tai va. Kitas užkandis, jeigu susipirkote javainius, tas pats kaip pirmoje dienoje pas mus buvo, 2 mažiukai javainiai po 25 gramus. Tai va, visa tokia vėl didelė, soti diena.
Ir trumpas papildymas, jeigu nemėgstate varškės, žinau tikrai, kad daug kas nemėgsta, vietoje paprastos varškės galite valgyti grūdėtą varškę, taip pat irgi apie tada 180 gramų plius minus. Jeigu varškė jums netinka kategoriškai, išsigelbėjimas kiekvienoje dienoje, kur jūs tikrai tos dienos nesugadinsit, vakare gali būti virti kiaušiniai, 2 arba 3, priklausomai nuo kiaušinio dydžio ir nuo jūsų dydžio. Tai kuo smulkesnė mergina, aišku, užteks 2. Jeigu truputį didesnė mergina, 3 kiaušiniai gali būti. Tai va tokia vakarienė, jeigu jums netinka vakarienė iš mano meniu, visą laiką galit ją apkeisti labai paprastu ir super naudingų patiekalų virti kiaušiniai. Ir aišku, tada pridedam plus prie kiaušinių daug daržovių. Tai va, tai rinkitės, kas jums skaniau ir geriau. Ir aišku, jeigu netinka joks patiekalas iš šios dienos, galite imti bet kokią kitą pilną dieną iš 1, 2, 3 dienos ir kartoti šią dieną. Na ir be abejo, mielosios, jeigu dar neprisijungite prie mūsų iššūkio, bet sekate ir žiūrite ir vis svajojate pabandyti, tai pats laikas tai padaryti, junkite 1 dieną ir pradėkite nuo 1 dienos, junkitės prie mūsų. Taip pat nepamirškite pasiekti MyFitEmpire kanalo, nes tai yra ne pirmas ir ne paskutinis iššūkis šiame kanale. Galite rasti labai naudingą visą ciklą vlogų, -5 kilogramai. Ilgesnis buvo laiko tarpas apie 40 dienų, irgi su pilnais meniu, su treniruotėm ir taip toliau. Galite surasti MyFitEmpire kanale. Ir be abejo labai kviečiu būti aktyves, uždavinėti klausimus, dalyvauti diskusijose. Artimiausią live sesiją su klausimais atsakymais mes turėsime su jumis pirmadienį. Pirmadienį 10 ryto MyFitEmpire kanale. Labai kviečiu prisijungti ir rytą pradėti su manimi. Na ir žinoma nepamirštam mūsų tikslo ir mūsų vizualizacijos. 3 kartus per dieną būtinai užsimerkiam, vizualizuojam savo tikslą ir pasikraunam gerą nuotaiką ir pasikraunam teigiamą energiją. Tai lėkiu jum montuoti video ir kelti ir šiandien vis tik yra savaitgalis, noriu šiek tiek laiko praleisti su šeima, lėksim kažkur tikrai iš namų, jum visom puikios dienos ir pasimatysime rytoj. Iki.